Galima štampą uždėti? Galima. Matosi? Biški. Tai gerai. Ačiū. Sata atsirado tarp aš ir Andrius mintis, norėjom atidaryti Sata, toks judėjimas. Ir norėjom daugiau nei barų kur kurti, žinai, norėjom kurti judėjimas, kaip pasakau. Kiek čia mes metai gal? Jau 5 buvo gimtadienis, tenais metai mes dar čia taigi renginėjom viską, žinai. Tai buvo 6 kažkur tai metai, dar prieš tai mes ieškojom iš tikrųjų vietos, tai buvo žymiai mažesnės turėjo būti maža vietelė draugeliam, žinai. Mes Kaunės pažinom, tusovka kažkoks. Ir po to prieš Satą jo, jis buvo Portugal gal 4 kartą kažkas panašiai, aš čia buvau irgi. Po to aš tikranu čia į Vilnius gyventi ir mes draugai jau buvom ir nusprendėm padaryti Satą. Tuo metu buvo aišku, kad tai bus kažkoks fenomenalus reiškinys Vilniuje. Na, ne fenomenalus, bet vienas iš išskirtinių. Mes kai ją sukūrėme ir kai iš viso pradėjo tai rutuliotis, mes nesitikėjom, kad tai išeis, bet iš kitos pusės tai buvo neišvengiama. Šūrė buvo mūsų kaip architektas, dizaineris, bet po to du pagrindiniai Lučiokas ir Linas iš Klaipėdo, kur visas apšvietimas padarė ir taip toliau. Nu tai va, tarp 5 žmonių, aš, Andrius, Šūrė, Lučiokas ir Linas. Ta prasme, kas daugiausiai išsirutuliojo, aiškus festivalis, ta prasme, ir jisai laikys Satą vardą dar ilgai metus. Aš tai Klaipėdoj prisijungiau prie jų iš tikrųjų, tai tipo jie kažkaip taip į mane kreipėsi, kai važiavo į klubą Outsidas. Ir va taip, va, o paskui, kai jau čia grįžom į Vilnių, tai aš irgi grįžau į Vilnių, tiesiog atėjau čia į barą dirbti, natūraliai gavosi. Jo, bet šiaip, aišku, iš kitos pusės žiūrint, ne savo norą mes užsidarome. Ta prasme, viskas čia su tom savivaldybėm ir taip toliau. No, Sata baras šį Rusijos čia šiandien paskutinį naktais. Mano karta turėjo šitą klubą ir jisai toks kaip, ta prasme, aš galiu pasakyti, čia buvo mano klubas ir galų gale praėjo tas laiko tarpas, galbūt, nereikia laukti, kad tai taptų, ta prasme, kad tas klubas švęstų 10-20 metų, galbūt teisinga jų uždaryti dabar, aš tai visiškai už, kad uždaryti. Ir tai tampa istorija ir ta prasme mes labai to gailimės, bet to pačiu iš karto visą laiką prisiminam, kas buvo geriausia ir, kaip minėjau, tai yra atskaitos taškas, kada pradedi abėcėlę nuo tos raidės tiesiog. Tu geriau paklaus, kodėl buvo Butuliga parašyta Noruišis Bibys. Kodėl buvo Butuliga parašyta? Aš nežinau. Noruišis Bibys. Sata turbūt ta vieta, kur visi mes turbūt ir net tiek tu, tiek mano visa muzikinė dalis išaugo kartu, tai tokie kaip ir antri namai turbūt. Sata? O, tai žinau, kaip pasakyti. Sata? Antri namai. Visiškai antri namai. Sata ir pizdata. Sata yra mano antra chata. Sata yra mano chata. Dabar mane filmuoja kamera, bet mane neima paranoja. Dabar rimuoja čia prie sienos kaip tik nori, dabar kaip čia kas nori. Dabar pisu savo lakatuką, va tai paprastai, bet tokias va tokias. Varkės, parkės, palibo mūsų sėja, dar kuštukas liukas, va čia tai pakabukas, ant tavo kaklo ar ant kito kaklo. Man didžiausiai nėra kartais, kai buvo Satos toksai kūdikis. Aš manau, kad jo, čia toks klausimas visuomet, šiaip žmonės net maišų sako, man didžiausias ir Sata, čia kaip tas pats, tai be abejo, turbūt, kad nors ir ne čia pradėjom tos renginius daryti, bet netgi Monday Jazzo kaip pati idėja gimė čionais, sėdint su Justu būtent. O kaip reikia rašyti? Man atrodo, antra raidė yra I ilgoji. Antras balsis. Antroji ilgoji tai čia faktas, bet pirmoji kokia? Trumpoji? Trumpoji, man atrodo, kad yra ilgoji. Kad abi dvi ilgos. Ne, tai yra Bibys ir yra Bybis. Tai Bybis ir tada toks jau tada į trumpoji gale gaunasi. Bybis. Na. Jo. Bybis gaunas. Bybis. Tai va Bybis, Noruišis ar Bybis? Lietuvoje netgi, visoje Lietuvoje ir būtent čionais, čia yra namai šitos muzikos, būtent šitos visos elektroninės, bass,
beats, visokios, kokios tik nori muzikos. Čia yra smagiausia tikrai groti, buvo labai geri vakarėlių, daug prisiminimų, daug žmonių susipažinom galų gale, daug atradom ir toliau. Tai drąsiai galiu teikti, kad būtent šita muzikos kryptis yra atėjus iš čia ir išplitus po to jau netgi po visą Pabaltį ir dar toliau. Kai aš atvariau čia iškart, žinai, tipo, čia baras taram naram, čia 3 naktis per savaitę tūsai, tipo, ir ten, nu, nėra taip jau paprasta. Nebuvo taip jau paprasta iš tikrųjų iš pat pradžių, paskui gal viskas ten aiškiau, žinai, buvo, bet šiaip tai, nu, tempas, pats ritmas, tai durnas toks yra, nes ten, kas, nu, tam nightlife dirba, tai jie supranta, žinai, nes ten toks, tas miegas ten toks labai iškreiptas yra, šiaip, komforto mažai, bet kita pusė yra labai smagi. Nu, buvo toks laikotarpis, galbūt 2009 ar 2008 metai, kai aš pats atsiskleidžiau daugiau čia ir teko labai daug, vos ne kas antrą savaitgalį groti ir būdavo nerealu, nes vakarėlis nesibaigdavo 5 ryto, jisai baigdavosi 9 ryto ir tu arba 10 ir tu iš kažkur dar trauki tos gabalus, groji, visi šoka, nu tai buvo kažkaip wow, iš tikrųjų labai geras emocijos. Nežinau, buvo gyvenimo toks kažkoks etapas, kai labai dažnai tekdavo lankytis. Ir paskui iš to išėjo daug pažįstamų, kurių iki tol nepažinojai, nu kažkoks atsirado. Tokios vietos, toks ir turi būti rezultatas geros tokios vietos, kur yra komunikacija, žmonių daug šneka, jie susipažįsta, kažkoks tinklas, žmonės pasikalba. Aš tikrai esu dėkinga šitai vietai, nes aš manau, kad ir šiaip jau čia susiformavo kaip ir mano viso didžiavimo kaip kryptis ir būtent iš čia kažkaip išėjau į plačiuosius vandenis, tai kažkaip labai smagu. Tai darbas Satoje mane išmokė tolerancijos. Čia buvo toks žmonių baras, nu, kaip ir aš sakiau, tokia bendruomenė kažkokia susikūrė, paskui jinai pasklido, galbūt ta bendruomenė sukurs dar geresnio, ką nors nebejoju vienaip ar kitaip gal. Tiesiog būna kažkaip turbūt kažkoks toksai srautas energetinis, jis kartais taip prasispaudžia kaip spuogas, nežinau, ir tada įvyksta jisai. Toks visokių aplinkybių, čia sėkmingai buvo, sėkmingas aplinkybių susiėjimas. Satos pavadinimas, jisai virto tam tikrų brandų, gerąją prasme, kad jau ta vieta netokia labai ir svarbi, nes tas pavadinimas jisai vienyje žmonės. Prie pirmą kartą, kad buvo, tiesiog šiaip sėdėjo chebra, tai buvo prie Arkos galerijos kiemelėje, ta prasme, tai buvo prie visas, kai prieš įsikuriant Satai, tada susipažinau su Andriu ir su o po to, kada pirmas kartas buvo tiksliai nežinau, bet greičiausiai vienam iš pirmųjų tikrai buvo. Šitos dvi vietos išskirtinumas arba priešingumas būtent yra tame, kad žmonės yra laisvi, o ne to, kad kažko susipančioja. Tu esi laisvas pasirinkti būti priklausomu ar ne. Būtent šito klubo ir yra pagrindas laisvų žmonių susivienijimas. Nesvarbu, kokį stilių jie groja. Čia vykdavo vakarėliai nuo dabo regi iki pačių žiauriausių, žinai, dubstepų. Tačiau visi kažkaip susikalbėdavo, nes jie turėjo kažkokią bendrą idėją. Čia buvo viskas tikrai kitaip, čia viskas buvo iš tikrųjų. Ta prasme, ar šiandien 2012 metais galėtų atsidaryti kitas toks klubas, labai abejoju.
Todėl ir man gaila tai, kad ta prasme gali nutrūkti tas kultūrinis tas siūlas. Bet taip, kad nebebus tokios vietos. Niekas negali atsakyti, kas vienyje, vienu žodžiu apibūdinti. Muzika, ne muzika. Draugystė irgi ne tas žodis. Kažkoks ryšys, kuris egzistuoja net nebūnant žmonėm kartu toj pačioj vietoje, žinai, jisai gali egzistuoti ir būnant skirtingose žemynuose, žinai. Ir vat atvažiuoja žmonės iš užsienio čia pagroti, tu su jais bendrauji ir tu jauti, kad jie visiškai savi šitai vietai. Jeigu ne pidarai, tai nebūtų gero muzono. Solas atsirado tam, kad baltasis baltai galėtų pagrabyti normaliai New York'e. Nu, aš laimingas, kad vienu metu prisijungiau prie Satos. Tu žinojai, kad čia paskutinis vakarėlis? Dėl to ir atėjai? Dėl to ir filmuoji? Labai teisingai darai. Mes kai iš pradžių tai padarėme, kai tas viskas prasidėjo, mes nesitikėjom to tokio, žinai, ta prasme, bumo, bet kai mes jį pamatėme, ant kiek žmonėms to reikia ir ant kiek jiems tai patinka, tu tiesiog matai, kad pagal idėją nesmarkiai stengiantis, nedaug pastangų įdėjęs, tu gali gauti neįtikėtiną rezultatą iš žmonių pozityvumo. Vien tik tais, jeigu tu pagalvoji, tiesiog, ko jiems reikia daugiau, ne to, kad ten dėl popso aš nešneku, ta prasme, žmonėms irgi reikia to popso, tiems žmonėms reikia, žinai. Bet tiems, kurie ieško kažko tai giliau, kad čia reikėtų tokios vietos, tai pasidaro gana paprastai, tai žiūrėsi, ta prasme, man tai niekada nebuvo toksai, kai aš tai pamačiau, ant kiek tai veikia, tai tiesiog supratome, kad galime tai daryti ir tu gali nereklamuoti nieko, gali tiesiog, ta prasme, sarasi padaryti tai patraukliai, gerai, ta prasme, ir naujoviškai, žinai, kad žmonės tai priimtų, žinai. Mes Mielačius esam, tai Lietuva tiek maža yra, kad, ta prasme, čia yra 600 000 žmonių, toj Vilniuje tai yra, būtume milijoninis miestas, tada mes galėtume visai kitaip šnekėti apie tą verslą kažkokį, o čia dabar viskas idėjinis dalykas yra, taip jis idėjinis yra. Ta prasme, čia kaip kažkas pasakė, bardakas nesibaigia, gal vieta gali keistis, bet bardakas tęsiasi. Rūkau, nemiškit. Bet aš ges. Блядь.